Tai labas visiems. Sveiki. Užduos tokį retorinį klausimą. Kas Lietuvoje nežino Ramanausko greitai? Jis teigia, kad užaugo normaliu žmogumi, iš esmės šviesuoliu. Bet kovo 30 dieną jis pareiškė visai Lietuvos visuomeniai: mano organizmo ir smegenų maistas yra neapykanta. Kita citata, kad jeigu jis pagautų lituanistę, tai suleistų jai lydytų švino į momenėlį, kad jis su visam ir užsibaigtų. Ir dar viena citata, kad jeigu jisai pasirodytų, kad jis kurstų neapykantą, tai kreipėsi į visus ir sako: paduokit mane į teismą. Tai žinau, Kazimierai, kad jūs padavėte jį vis dėlto į teismą ar ne į teismą. Čia kalba, kur jūs citavote, tai yra iš konkretaus straipsnio, kuris vadinasi Idiotai už vairo, ir jo istorija jau pusę metų tęsiasi. Tai jisai buvo kovo 30 dieną parašyta. Va, ir aš už šitą straipsnį padaviau į generalinę prokuratūrą, kur buvo nukreipta į Alfa LT. Minutė. Lietuvos Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos garbę ir sąžinę į teismą, į prokuratūrą. Mano, čia bendro nieko asmeniškai su Algiu Ramanausku. Asmeniškai. Na, aš suprantu. Aš lyg tai ir neįžvelgiu, nes į teismą padaviau dėl kito dalyko, kuris ragino išsprogdinti visus rusišką muziką mėgstančius ten žmonės. Ir aš džiaugiuosi, kad jo Facebook'e retorika pasikeitė, dabar vien muzikytė, jokių neapykantą skatinančių nėra ten tokio turinio, tačiau pasipylė straipsniai kitoje erdvėje, pavyzdžiui, Alfa LT. Va. Ir dėl šito konkretaus straipsnių jį Ramanauską padavė toks pilietis Tomas Rutkauskas, kuris nepatingėjo atsiprašyti iš darbo, atvažiavo žmogus iš kito miesto, principinė kova. Va. Ir kaip Algis Ramanauskas bandė, tarp kitko, atėjo su advokatė, kas irgi teikia vilčių. Panas Ramanauskas advokatė? Taip, su advokato Vitorija Budreckienė. Ko iš įsigandų? Šia siūlo gaudyti vairuotojus, snukiu murdyti juos į balas, spardyti, apsiperdėlius taksistus, pužmogius. Man patiko Ieškovo. Ieškovas pasikvietė mane kaip žiniasklaidos priemonė, kuris žino, kad aš irgi padavinėjau į teismą, kaip bendražygį savotišką. Tai kai Algis Ramanauskas bandė nukreipti klausimą, tai kas jūs čia piktina? Ar čia jūs įsižeidėt, ar jūs matot save tame jo straipsnėje? Ir mes abudu vienbalsiai ir pasakėm, kad asmeniškai nieks mums nežeidžia, bet mes nerimaunam dėl pačio reiškinio. Kadangi jisai kursto, tas turinys, ištisas grupės socialinės priešina. Konkrečiam straipsnį, tai ir mokytojai, ir taksistai, ir visi, kas netitinka pono Ramanausko protingumo kriterijų. O protingumo kriterijai irgi buvo aptariami, kad jis bendrauja tik su savo lygiais protingais, tą matuoja bitais, bitai pagal muzikinę, tai čia yra posėdį, tai buvo bitais. Bet kokią metodiką, pagal kokią nustato tik jis pats. Va, ir, na, apskritai, čia padrikai šiek tiek pradėjom, bet įdomu patu precedento neturintis turbūt atvejas, nes gal 10 minučių ginčinomės, ar galima filmuoti. Nes kamera pastatyta, prasidėjo ginčas, ar galima filmuoti. Posėdis viešas. Ponas Ramanauskas atsisako filmuotis. Tada mes per derybas, na gerai, jeigu nenorit, mes nefilmuosim jūsų. Filmuosim toliau, išjungsim. Ir jis išreikalavo iš mūsų garbės žodį, kad mes neviešinsim šitos medžiagos be jo sutikimo, kadangi pagrindinis mūsų motyvas buvo, mums būtina filmuoti būsimiems teismo posėdžiams kaip įrodymą, kad tokie dalykai, kad viskas vyksta tvarkingai, nes jie stenogramų tai nedaro, tai ne teismas. Bet kai ponas Ramanauskas gerai ekrane atrodo. Nežinau kodėl, bet jis man pasirodė įsitempęs. Gal jis pavargo nuo tų visokių, gal jis nenori, kad mes kabintume. Suprantat, visą laiką vyko toks, man ne tai, kad manipuliavimas, bet bandymas manevruoti, kas yra felietonas. Jis ten skaito ištisas pasraitas, kad mes nesuprantam, kas yra felietonas. Aš tada klausiu, na gerai, buvo straipsnė parašyta, kad felietonas? Ne, nebuvo.
Tas straipsnis skirtas protingiem žmonėm. Gerai, sakau, tada jeigu yra tarp rimtos medžiagos felietoninio žanro straipsnis, bet neparašyta, kad felietonas, tai bet kokie nestabilios psichikos žmonės gali suprasti kaip rimtą kurstymą, susidoroti su kažko, ką jis tenai prikuria. Va. Bet šiaip, aš tai žvelgčiau... Bet šiaip jis normalus žmogus. Aš ne psichiatras, bet aš manau, kad jisai yra nelaimingas žmogus. Bet gal jis yra šviesuolis. Kad šviesuolis tai tikrai ne, kadangi jis pats rašo, nors teigia šviesuolis, bet jį varo neapykanta, o neapykanta yra juodas dalykas, na kaip bebūtų, čia nereikia, na, kas ties to ginčysis. Ar neapykanta, kokiai spalvai atitinka, šviesiai ir tamsiai. Tai čia reiktų paklausti Lietuvos Tėvynės sąjungos menedžerių. Aš geriau linkęs klausti psichiatrų, kadangi Tėvynės sąjunga yra akivaizdžiai tendencinga tokia partija, kurią jūs labai irgi vardinu taikliai. Labai įtakinga politinė jėga. Taip, ir būtent, o ponas Ramanauskas, kiek aš žinau, yra tos partijos narys ir aktyvus. Labai aktyvus. Taip, vien jo Facebook'e yra pasikėjęs. Jisai iš tikrųjų valdo privačią žiniasklaidos priemonę, kur yra kelias, netoli 100 000, plus gauna dar portaluose visokios kaip Alfa LT, tokių dar milžinišką auditoriją. Taip, kad yra keliantis didžiulį nerimą reiškinys. Šiaip. Bet palaukit, Kazimierai, gal jūs čia atstovaujate su savo pretenzijom antivalstybinę rusifikuotą Šunaują, kuri bando išstumti iš oficialios erdvės viešosius? Buvo ir toks klausimas, jis bandė lygtai ir mane įžeisti, kad čia, tai ką tu čia save matai, bet čia nesvarbu, ką aš matau. Mes kartu su ieškovu tą ir teigiam, kad savo mes neįsižeidėme nekiek. Mes matom, mes nerimaunam dėl reiškinio. Ir juk tie, tarkim, Šunauja, kurią jis, tarkim, kitą žodį pavartojo, ar ten Kremlinai, ar ten kaip jis mėgsta kartoti, juk turi teisę egzistuoti. Ar juos reikia šaudyti, ar juos reikia daryti, ką su jais reikia daryti tada? Ar jiem užkimšti gerklės, ar juos ištremti, ar ką su jais daryti tada? O vat būtent tokia retorika ir tarp kitko Tėvynės sąjunga, kuri, mano debatai buvo su Tėvynės sąjunga, to jau ne prieš valstybę. Tai jie tapatina save su valstybė. Keli procentai žmonių tapatina save su valstybė. Ir saugumo departamentas groja pagal jų lygiai tas pats. Tai, su kuo jie tapatinas, tai yra jų vaizduotis reikalas. Taip. Bet štai, ponas Ramanauskas sako, tai va, Lietuvos marozai, vatnikai ir homoerotiniai sunkumų kilnojimo narcizai. Nuo šiąnakt dedatės į savo FB avatarus, arba liepsiu pažįstamam policininkui sureštuoti ir galimai sušaudyti. Tai... Bet gal čia iš tikrųjų nerimtas žanras. Šitaip rimtai sureagavot, rimtuoliškai. Matot, tai jūs girdit viešumoj, ką nors keikiantis, sisiojant. Pavyzdžiui, buvo atvejų, kai buvo sugauti užsieniečiai, kurie sisioja ant prezidentūros sienos. Buvo. Ne vieną kartą. Taip. Nu gerai, Gintarai, bet sutinku. Yra dviračio žinios, pavyzdžiui. Yra. Tegu rodo, kakadu visokios ten laidos. Bet čia yra juodosios technologijos. Grinai juodžiausios technologijos. Čia sąmokslo teorijų šalininkas. Kaip tai sąmokslo? Jeigu mes pašnekėsim vieną gražią dieną, rimtai kviečiančią eiti balsuoti, kitą dieną bus įsityčiota iš balsavimo, neparašyta, kad čia juokas arba... Na tai kaip tada? Čia yra juodosios technologijos. Aš išvelgiu taip. Dar jie motivavo tuo, tarkim, na gerai, felietonas. Ten yra nuomonių skiltis. Na gerai, sakau, tai kodėl mano nuomonės ten nespausdina? Tai sako, tai gal jūs ir esate Šunauja ir dėl to niekas komandos neprašo. Tiesiog jūsų natūraliai kaip Šunaujos nespausdina. Na, ką aš galiu atsakyti? Galbūt ir natūraliai, bet faktas tas, kad nespausdina. Ačiū Dievui, kad jūs esate Lietuvos pilietis, gyventis pagal Lietuvos įstatymus ir turintis teisę paduoti į teismą normalų žmogų, šviesuolį Algį Ramanauską. Už 5 dienų etikos komisija žadėjo duoti raštišką atsakymą. Kas įdomiausia, kad įstatymai yra sureguliuoti taip, kad etikos komisija pasirodo nieko negali. Gerai, sakau, pagal įstatymus, jūs galit, jeigu neleidžia atsakyti man už tą grupę žmonių nuomonių toj pačioj skilty, leiskit man atsakyti už tą grupių žmonių. Šunaujos, ten rusofobų, ten taksistų, už visą tą Šunaują.
Pasirodo, etikos komisija sako, kad ir to negali. Bet va čia aš galvoju, kad jie gal gali privers. Galbūt rasim teisinį kažkokį argumentą, kad galėtume paduoti į teismą. Nes dabar pasirodo, nežinia iš viso, ką gali. Galbūt, išgirsim, gal nespėliokim, už 5 dienų gausim atsakymą etikos komisijos. Va, bet per tą laiką, kas man yra dar baisiausia, čia nuo šito skundo praėjo 5 metų, įsivaizduokit. O rugsėjo 1 dienos proga Ramanauskas parašė straipsnį, kurį aš niekaip kitaip negaliu vertinti, kaip tik tai skatinimą mokiniam vos nesusidoroti su mokytojais. Tai labai tinkamas straipsnis rugsėjo 1. Būtų gal ir tinkamas, jeigu Liaudies partija, kuriai aš atstovauju, būtent siekia atstatyti pagarbą mokytojui. Tai ar čia krikščionys, ar jų čia partija TSKD skatina, ar iš asmeniškai vėl tyčiojasi, bet kokiu atveju greuna bet kokius socialinius santykius, normalius, tarp mokinių ir mokytojų. Ir vėl išeina toks straipsnis rugsėjo 1 dienos proga, kurį aš tikiuosi, gal mes pakomentuosime, už 5 dienų gavę šitą atsakymą. Man labai būtų įdomu atsinaujinusios partijos lyderių Gabrieliaus paklausti, kaip jis reaguoja į savo partijos aktyvistų pareiškimus, technologijas, kaip jūs sakote. Bet jis jums neatsakys. Kodėl? Jis teigia, kad viešas, atviras, šiandien vėlgi debatuose jų buvo, vėlgi, kaip jau ten pavardė, nuo Senamiesčio ar kur, jaunikaičiai. Ponas Majauskas. Ponas Majauskas, jie sako, kad jie atviri, mes atvirai juos gal pakviesim ir gal atsakys, tada... Manau, kad neatsakys. Manau, kad ponas Gabrielius yra atidžiai saugomas ir jam leidžiama pasisakyti tik tada, kada leidžiama. Tai gal ponas Majauskas tada pasisakys, kadangi ponas Majauskas išreiškė kai kurį nesutarimą pažiūrose su ponu Gabrieliumi. Negali būti. Buvo. Taip, ir tas buvo dėl požiūrio į partnerystės įteisinimą. Tai ponas Majauskas galbūt nelojalus. Bet kokiu atveju reikia užklausti partijos etikos komisijos, nesitenkinant visuomenės informavimo etikos komisijos išvadomis. Aš manau, kad mes gal dabar ir nelaužant jiem rankas, verčiant leisti jums pasisakyti šalia toj pačioj skiltį. Galbūt. Bet jūs nekerštingas žmogus, jūsgi nesieksite čia kažko. Aš? Taip. Be abejo. Mano veiksmai nenukreipti į konkretų asmenį. Jis mane galėtų asmeniškai išdirbti kaip nori. Mano veiksmai nukreipti prieš grėsmingą reiškinį. Nes gerai pareiškėjas ir pasakė. Čia juk tendencija. Nebus Ramanauskas, bus Petras, bus Jonas, bus kitas kažkoks tai tenai, ar ligotas ten žmogus. Atsijauninusi Tėvynės sąjunga ras tokių žmonių. Tai čia jūs gerą idėją, vilties teikiančią idėją, mes ir ją kreipsimės. Tai aš manau, kad mes aptarsim tada... Būsimą sąrašą. Taip. Ramanausko klonų. Gerai, ačiū už pokalbį.